Sveiki visi, čia Lina Jankauskienė ir šiandien su jumis sveikinasi Kendu pokalbiai Procesų Pro. Sveiki visi, su jumis ir vėl sveikinasi Kendu pokalbiai Procesų Pro. Aš esu Kendu vadovė Lina Jankauskienė ir šiandien kalbėsiu su savo miela kolege Jūrate Labeckienė. Tai sveika, Jūrate. Sveiki visi, labas rytas, malonu tikrai po tokios jau netrumpos pertraukos vėl susitikti su visais. Taip, tikrai pasidarėm šiek tiek pauzę šventiniu laikotarpiu ir nemaža dalis iš jūsų, mūsų klausytojų, labai klausėt, kada sugrįšim, kokie bus kiti pokalbiai ir kitos temos. Tai tikrai labai jums ačiū, labai mus motyvuojat tęsti šią veiklą ir Kendu pokalbiuose turėti vis naujų pašnekovų ir naujų temų. Kaip ir visada, šiandien mes kalbamės nepasiruošę, tiesiog norim pasidalinti idėjom, įžvalgom ir su Jūrate bent jau dažnai jos ir sutampa. Pasižiūrėsim, kur tas pokalbis mus nuves. Bent jau aš 25 metais jaučiau, kad padaugėjo organizacijų užklausų apie tai procesų valdymo branda, kaip vertinti, kaip matuoti, tad apie tai šiandien ir pasikalbėsim. Ir jeigu norite užduoti pokalbius mūsų ateities susitikimam, pokalbiam, galite rašyti man lina@kendu.lt arba ir į mūsų pokalbių langą procesų pro@kendu.lt, taip pat ir visais socialiniais tinklais. Tai Jūrate, pasikalbam apie procesų valdymo brandą. Gal pradėkime nuo to, kas tai yra, kokios yra panašios sąvokos, sampratos, metodikos, kurias gal ne visi ir ne visada atskiria. Aš tik pasidalinsiu, startuodama tokia viena šiek tiek juokinga situacija, su kuria man yra tekę susidurti praėjusiais metais. Viena organizacija sako, Lina, o tai kas čia ta procesų valdymo branda yra? Sako, čia kažkoks buzzword dalykas, kuris kalba, visi nori ir nieks nežino, kas čia yra. Sako, panašiai Tai yra organizacinė kultūra arba stipri lyderystė. Tai aš sakau, ne, čia yra labai konkretus dalykas, žinot, kad mes Jūrate tokiais visiškai minkštais dalykais neužsimam. Ir tada jau buvo proga papasakoti, kad čia ne šiaip kažkokia vertybinė nuostata, bet yra labai konkrečios praktikos. Tai gal nuo to ir pradedam, kas ta procesų valdymo branda yra. labai daug galima kalbėti, kas tai yra. Gal vienu žingsneliu atgal grįšiu, paantrindama tavo apie tą populiarėjantį klausimą mums. Ir kas mane džiugina, kad tai nelieka tik tai klausimų formoje. Kad 25 metais iš tiesų teko ne vieną vertinimą atlikti ir šiandien labai galiu drąsiai kalbėti ne iš teorinės pusės, o iš praktinės pusės ir pabandysiu net keletą pavyzdžių pasidalinti. Bet iš tiesų klausimas yra labai geras ir vėlgi galima diskutuoti iš kelių perspektyvų ir aš pabandysiu jas paminėti. Nes sąvoka procesų valdymo branda gali būti interpretuojama skirtingai, o iš tiesų tai yra skirtingos sąvokos, reiškiančios ir panašius dalykus ir šiek tiek skirtingus. Dvi sąvokos maišomos yra proceso branda arba procesų branda ir procesų valdymo branda. Panašios tuo, kad jeigu proceso valdymo branda yra labai aukšta organizacijai, yra labai stipriai tikėtina, kad ir atskirų procesų branda bus didelė. Bet atvirkščiai, jeigu kažkokio vieno proceso arba procesų grupės kažkokios funkcijos procesų branda yra aukšta, tai nebūtinai reiškia, kad visos organizacijos procesų valdymo branda yra aukšta. Tai iš esmės, turbūt mes šiandien kalbėsim apie procesų valdymo, kaip funkcijos, kaip disciplinos, kaip veiklos tokios brandą ir truputį paliesim, sakysim, ir tą proceso, nes tai yra irgi kaip atspindys. Jeigu gera yra procesų branda, tai rodo, kad kažką gerai darom ir toj funkcijai, ne? Tai čia tokios iš vienos perspektyvos, kad atskirti dalykus. Vertinam arba vieną procesą, jo išpildymą, sudėliojimą, skaitmenizavimą, užrašymą, stebėseną, savininkystę, nuolatinį tobulinimą, arba žiūrim visos organizacijos, nuo funkcijos sukūrimo iki išpildymo organizacijų. Ir čia galbūt dar vėliau truputį papasakosiu, ką svarbu vertinti, kokios sritis yra toj vietoj. Iš kitos pusės, atsakant į klausimą, kas yra procesų valdymo brandos vertinimas, galime mes jį traktuoti ir turėti kaip rodiklį. Labai gerą rodiklį, kaip pamatuoti procesų valdymo funkcijos arba veiklos veiklą. Kaip gerai ar ne taip gerai mes sukūrėme ir įgyvendinome procesų valdymą organizacijoje. Labai geras rodiklis. Visai nebijokit ir nuo nulio pradėti, kai tik tai pradedam diegti, pasižiūrėti, tai kokiam lygmenį mes esam.
ir tada nusistatyti tikslą, ko mes siekiame, ko mes norime. Kitas toks kaip ir paaiškinimas arba to sąvokos apibrėžimas tai yra metodika. Metodika leidžianti pasimatuoti, suprasti, kaip mes veikiame. Ir liktai ta sąvoka, liktai paaiškinimas panašus, bet vienu atveju mes tiesiog turime tą rodiklį ir mes siekiame kažkokios skaitinės reikšmės jo, antro lygmens, trečio, ketvirto ar to jau aukščiausio penkto, o kita prasme mes jau turime tokį labai detalų vaizdą. Jau turbūt net išplėstas tas rodiklis su labai daug detalių paaiškinimų, kas veikia, kas neveikia, kur stipriosios vietos, kur silpnosios, tam, kad galėtumėm tiesiog pamatyti ir labai tikslingai daryti veiksmus susijusius su procesų valdymo stiprinimo organizacijai. Aš girdžiu, ką sakai. Nežinau, ar nepainiai, tai gal apibendrinsi kažką. Aš galvoju, gal taip tiesiog vieną žingsnį, gal reikia atsitraukti ir man atrodo, kad jeigu jau organizacija eina procesų valdymo keliu vienaip arba kitaip, ta branda kažkokia turėtų atsitikti anksčiau arba vėliau. Ir nebent, nežinau, susimodeliavot, apsirašėt procesus, padėjote stalčių ir daugiau nieko nedarėt 5 metus, tai gali būti, kad taip ir numirėt ties pirmų laiptelių. Bet kitais atvejais, kai organizacija tikslingai dirba ir su vadovais, ir su specialistais dalyviais, ir procesų valdymas, ir ten kažkada rodikliai atsiranda, tai aš taip mokymų metu dažnai mėgstu sakyti, kad vyksta evoliucija. Mes neregresuojam, bet vis bandom pasilikti tai, kas veikia, sustiprinti ir vis gerinti savo veiklos valdymą. Na ir aišku, kad tada ilgainiui, ten 10-15 metų mes galime kalbėti apie tai, kad procesų valdymas pasiekia labai aukštą lygį, susilieja su strategija, su veiklos valdymu, su verslo modeliu ir taip toliau. Ir manau, kad dažna organizacija turėtų, ir dažniausiai taip ir darom, jau pačioje procesų valdymo pradžioje kalba apie tai, kokios naudos, kada turėtų ateiti ir labai tikisi tų naudų. Ir kas tada atsitinka, kad pradedam dirbti su procesiniu valdymu ir ta branda nėra tokia greita arba tokia gera, kaip organizacija tikisi, ir dažniausiai atsiranda kažkokie simptomai, kad kažkas ne iki galo liktai veikia. Ir tada aš sakyčiau, kad Jūratė labai gerai yra įjungti visą tai, ką tu sakai, kad branda jinai yra ne tik tokia kaip kultūrinė ir neapčiuopiama, bet yra konkrečios metodikos įrankiai per tam tikras sritis, kurie leidžia pirmą įvertinti, tuoj kalbėsim, kokie tie vertinimo būdai yra. Ir tai nėra tikrai egzaminas, bet labiau toksai kaip savikontrolės tyrimas, kurio metu galima pasižiūrėti, o tai kur čia netyčia esate įstrigę, kuriuose vietose galbūt yra skirtingi tam tikro procesų valdymo vystymo lygiai. Ir taip, jeigu norisi, galima išeiti net ir skaitinės reikšmes. Ir man vieni juokiasi, sako, taigi čia kilogramais nepasversi. Sakau, bet vis tiek yra ekspertinis vertinimas, panašiai kaip kokybinis rodiklis, kai galima pasakyti, kad, nežinau, 3,5, pavyzdžiui, yra dabartinis brandos lygis. Ir tikrai mano klientų tarp organizacijos didelesnės, sistemingai dirbančios su procesų valdymu daro tai, ką Jūratė sakai, pradeda kelti atskirai šitai veiklai tikslus ir šitas rodiklis, jis kuo puikiausiai tam tinka. Kadangi tenka labai nemažai dirbti su įvairiais technologijų diegimais, tai tikrai esu susidūrusi su diegėjų klausimu užsakovam, o kokia jūsų procesų branda arba konkretaus procesų branda. Nes jie taip supranta, kaip jiems lengviau ar sudėtingiau seksis diegti tas technologijas, bendrauti su organizacija. Ir aš labai gerbiu šitą klausimą ir labai vertinu tas organizacijos, kurios užduoda, nes jos labai sąmoningai nori kuo geresnio rezultato. Ir jeigu gauna atsakymą, kad iš vis nesam pamatavę arba ekspertiškai papasakoja ir gali įsivertinti, tai tikrai neretai yra daroma pauzė iki diegimo tam, kad pakelti tą proceso, sakysim, konkretaus proceso brandą, tam, kad mes neautomatizuotumėm, neskaitmenizuotumėm esamo chaoso. Kad mes tą procesą susistandartizuotumėm, peržiūrėtumėm, kad mes turėtumėm savininką to proceso, kuris priims sprendimus susijusius su IT diegimu, ten patikėkit manim, kiek ten tų sprendimų atsiranda. Galiausiai, kad mes tobulintumėm, diegtumėm technologijos ant patobulintų procesų, o ne ant senų paprotinių, kur mes turėsime ir su automatizuotą chaosą vienas dalykas ir dvigubas, trigubas
sąnaudas, kaina labai išdidėja tuo atveju ir tos vertės neturim. Tai labai džiaugiuosi, kad tas klausimas yra ir jis gali būti ir skaitinė išraiška. Aišku, skaitinė išraiška vis tik pritarsiu aš tau, Lina, ir pritarsiu visiems, kurie šiek tiek klausia, o kam tas skaičius, ar čia mes kilogramą ir ne. Jis tiesiog kaip tikslai nusistatyti, nes jis atspindi tą situaciją, jis tikrai atspindi, nors po to yra labai daug niuansų. Ir mes apie juos šiandien pakalbėsime, bet mes tokią pradžioje užsiminėm, tai kokia ta nauda, tai ateinant iki metodikų. Metodikų yra labai daug sukurta, gerų metodikų. Galbūt per plačių, mano manymu, metodikų aš jas paprastinu, siaurinu, bet jeigu kažkas kuria metodikas, tai akivaizdžiai parodo, kad tai yra populiaru, naudinga, reikalinga. Ir čia mes galim turėti labai tiesioginę naudą, apie kurią aš ką tik paminėjau. Ruošiamės automatizuoti kažką ir žiūrim, kiek brandus tas procesas, tai kiek tos sėkmės mes turėsime ir vertės jį automatizavę. Ir yra labai daug tokių netiesioginių. Kuo brandesni procesai, tuo mes greičiau orientuojamės tam tokiam įvykių besikeičiančios rinkos situacijų sraute. Tuo greičiau mes adaptuojame su savo procesais. Tuo labiau esame orientuoti į rodiklius, nes rodikliai yra vienas iš labai svarių brandos vertinimo aspektų. Ar ne? Tuo mes keičiame ir geriname tą kultūrą organizacijos. Mes įdėgėme nuolatinio tobulėjimo kultūrą, kur žmonės pradeda drąsiai, aktyviai ieškoti sprendimų geresnių, inovuoti savo procesus. Tai tų naudų yra nuo labai minimalių ir tokių koncentruotų, tikslingų iki plačių, kurios apskritai gerina visos organizacijos sveikatą ir pasirinkimą ateičiai, pokyčiam, kurie dabar neišvengiami yra. Tai gal prie naudų turi kažką pridėti ir tada galėsim paminėti keletą metodikų. Taip. Aš dar išskirčiau tokią naudą pačiam procesų valdymo vadovui ar kokybės vadovui, tie, kurie dažniausiai kuruoja visą procesų valdymą kaip vidinę kompetenciją. Nebent tai yra labai ilgametė patirtis per įvairios brandos procesų valdymo organizacijas, aš pastebiu, kad gali būti sudėtinga pirmą susivokti, kur mes esam ir tiesiog atpažinti, kas veikia, kas neveikia, nes atrodo, kad tiek daug visko padarėm, čia mokinom, čia braižėm, čia rodiklius nustatinėjom, o tai ar čia jau viskas, ar taip ir turėjo būti, kur dar yra tos vietos, kurias gal reikia stiprinti, arba nusivylimas, kad vadovai neišgirdo, ką mes bandėm iškomunikuoti. Man atrodo, kad čia yra toksai puikus būdas, įrankis, ypač jeigu yra išorinė pagalba, tai nepaslaptis, mes teikiam tokią paslaugą, taip tiesiog padėti objektyviau tarsi pamatyti tą vaizdą ir mūsų su Jūrate darbo principas yra visada tą vaizdą dar ir vadovam parodyti ir iškomunikuoti, kad tai neliktų tik tai procesų komandos, kokybės komandos ribose, jiem kaip vidinė reikalinga informacija, procesų valdymas yra organizacijos atlieptas poreikis. Na ir dažnai to pristatymo metu, man atrodo, tenka pabaksnoti ir į vadovų kartais neišpildyti lūkesčius ar rutinas ar kitus dalykus, tai taip žodžiu pastovėti vienoj komandai ir parodyti objektyviai kai kuriuos dar poreikius. Labai ačiū šitą papildymą, tikrai labai didelė pagalba už procesų valdymą atsakingiam žmonėm. Tai gali būti ir skyrius žmogus arba kitam ta rolė paskirta, kad tikrai nėra paprasta susiorientuoti, kur ta šaktinė priežastis, kodėl neveikia tai organizacijai, nors atrodo darom gerus dalykus. Labai gražiai parodo tas paslėptus niuansus, bet iš esmės tai jau reikalingas išsamus toksai jau vertinimas, apie kurį mes ir pakalbėsime. Ne? Tai gal labai trumpai apie metodikas, nes labai nemėgstu teoriškai kalbėti, galiu pasakyti, kad yra labai daug metodikų, jos yra nuolat tobulinamos, aktyvinamos. Aišku, pati ta pirmoji, net pasirašiau, tai yra Business Process Maturity Model, kilęs ir pagrįstas procesų valdymu, todėl labai nuosekliai eina ir vertina tuos dalykus, kas turi būti procesų valdyme. Na, jeigu turime atpažinti procesus, juos sumodeliuoti, dokumentuoti, nustatyti rodiklius, tai praktiškai taip papunkčiui ir yra vertinamas, parengiamas klausimynas, mes identifikuojam, ar procesas yra atpažintas, ar turi savininką, ar yra sumodeliuotas, ar ta dokumentacija nėra pasenusi, tai labai nuosekliai, bet ką noriu paminėti, daugiau orientuota yra į patį procesą, nei funkcijos valdymą, daugiau į patį
procesą ir čia akcentas yra būtent į standartizavimą ir nuolatinį tobulinimą, kas yra labai labai gerai. Bet yra keletą kitų metodikų, kaip 7 Tenets of Process Management, aš tai vadinu tą 7 principų, ar Rodžerio Tregerio, kurie jau truputį išeina iš vieno proceso ribų ir jau tikrai labai gražiai pavertina pačią funkciją, patį procesų valdymą, jau čia išeina į strategijos lygmenį, kur vertina, kaip vadovai yra įsitraukę, kaip jie dalyvauja kuriant procesų valdymą, ar jie naudoja procesų valdymo kūrimus rezultatus, tai yra rodiklius, ar žiūri, nustato prioritetus, kurios procesus reikia tobulinti, atsižvelgiant į savo strateginius tikslus. Labai stiprus procesų valdymo panaudojimas yra strategijai, tai turi būti pagrindinis panaudojimas, nes tai yra įrankis įgyvendinti strategiją, ar ne? Lygiai taip pat, Rodžerio Tregerio, man patinka, kai jis jau išeina ir tą pokyčių valdymą. Reiškia, kad mes tą patį procesų pokytį jau žiūrime ne į kaip techninį dalyką, kad atradome skaudamą vietą, sutvarkėm, išsprendėm, bet mes ir dirbam su žmonėmis. Reiškia, užtikrinam darbuotojų įsitraukimą, dalyvavimą, nuolatinį idėjų generavimą, kad tas procesų valdymas būtų ne tik tai stumiamas kažkieno, bet jisai suktųsi iš vidaus, iš pačios organizacijos. Tai iš tiesų, tom 3 turbūt pagrindinėm aš remiuosi. Turiu pasakyti, kad aš tikrai visas 3 esu adaptavus ir turbūt pašalinus tuos punktus, kurie man atrodo nelabai reikalingi, pertekliniai, per smulkus, per detalus ir pridėjus iš kelių tų metodikų tas, kas yra svarbu. Ir apibendrinant, aš vertinu visą laiką 4 sritis, tai apie vieną jau labai plačiai pakalbėjau, apie vadovo įsitraukimą. Vadovo įsitraukimas labai labai svarbus, jeigu jo nėra, mes labai turėsim trumpalaikę naudą arba tokią dalinę naudą. Antras sritį, kokią aš vertinu, tai pačios procesų funkcijos išpildymą. Ar mes turime taisyklės, gairės, ar net procesų valdymo procesus, kaip tai juokingai beskambėtų, bet taip yra, ar mes juos esam sukūrę, ar mes turime įrankius, kurie leistų mums ten ir modeliuoti tvarkingai, ir nustatyti ir sekti rodiklius, ir kuruoti visas iniciatyvas ir panašiai, ar mes turime kompetencijos, kuri leistų visą tą įdiegti organizacijoje. Tai čia labai svarbus dalykai ir netgi porą pavyzdžių turiu pagrindžiančių, kodėl tai yra svarbu. Tai antras toks laukas arba sritis. Trečias, jau pats didžiausias, turbūt mes žiūrim išpildymą organizacijai. Kiek organizacija taiko procesinio valdymo principus. Ir čia jau mes tikriname atskirų procesų brandą, kaip jie yra tai padarę. Ir čia galime truputį grįžti mano pirmus sakinius, ar ne, kad dažniausiai jeigu procesų valdymas yra gerai išvystytas, viskas teisingai padaryta ir sukurta ir įdiegta, tai procesai tikrai daugiau ar mažiau jau tos brandos turės. Jau nebebus chaosas arba dirbam iš inercijos, taip kaip esame pratę ar panašiai. Vėlgi priklauso. Tai žodžiu, aš perfrazuoju, kad jeigu paimtume visus organizacijos procesus, vertintume tų procesų brandą ir padarytume vidurkį, tai čia dar nebūtų procesų valdymo branda. Ne. Tikrai ne, labai gerai pasakyta. Ir čia gal toj vietoj galim irgi pasižiūrėti, nes labai dažnai gaunu klausimą, kai kalbamės, kokią apimtį daryti, ar tikrai verta visus procesus tikrinti. Labai sudėtinga visų procesų brandą daryti ir per brangu, ir laikui per imlu, arba galima tokią ekspertinę padaryti metodiką, bet paprastai yra pasirenkamos arba tam tikros sritis, arba tam tikri procesai, dažniausiai pagrindiniai, tie vadinami kritiniai procesai, pagrindiniai procesai, kurie turi didžiausią svorį mūsų veiklos vykdyme, arba tie procesai, kurie dėl kažkokių priežasčių stringa, neveikia ir mes norim ten truputį giliau įlįsti, rasti tas priežastis, kodėl pas mus tas procesas neveikia, nors atrodo mes ten darom viską, tai reikia ten atrasti ir procesų valdymo brandos vertinimas tą labai padeda. Tai čia tokia plačiausia dalis turbūt, sudėtinga yra atrinkti ir procesus, kokią imti paskaičiuoti, kokią imti paimti, kad mes matytumėm kuo tikresnį tą vaizdą, ar ne? Na ir trečias ir ketvirtas punktas, kuris gali būti integruotas į 1, 2, 3, bet gali būti ir vertinamas kaip atskirai, tai būtent tas pokyčių valdymas, tas kultūrinis darbuotojų įsitraukimas, dalyvavimas. Tai aš labai mėgstu tą pavertinti, nes labai daug medžiagos duoda, įžvalgų, jeigu kažkokių mes turime klausimų. Tai
Tai taip nupasakojau tą tokį kelių metodikų apjungtas veiklos sritis. Tai tikrai galite naudotis, ypač jeigu jūs esate valstybinė organizacija, bet nebūtinai. Ir tikrai kartais norisi kažkokio pagrindo, kad ne mes sukūrėm, nepadarėm, nors galimai jūs galite puikiai sukurti tą metodiką savo, bet nuo kažko atsispirti, žinoti, kad teisingai darom, žinoti, kad tai jau yra ne daug kartų daryta, tobulinta, tai tikrai galima pasiremti ir naudotis kažkokią tą bazę, kažkokių tai metodikų. Tikrai taip, nes ko gero sukurti nuo nulio tikrai stiprią gerą savo metodiką gali būti ir sudėtinga. Gal mes dar trumpai pakalbėkime apie tuos 5 lygius, kuriuose organizacijos gali atsidurti, taip neišsiplečiant, bet tikrai žinau, kad ne visi žino iš mūsų klausytojų. Mes čia pradžioje kalbėjom, ar ne, apie kažkokį lygmenį, skaičių, balą. Tai iš tiesų tai yra tiesiog brandos lygmenis. Ir procesų valdymas, kaip ir kitos turbūt veiklos valdymo disciplinas, ar organizacijos branda, ar IT valdymo branda, labai daug galima įvairių tų brandų vertinti, bet jos visos tradiciškai turi 5 lygmenis. Kartais mėgsta kiti parašyti nulinį lygmenį, bet aš labai drąsiai galiu pasakyti, jeigu organizacija yra nulinis lygmuo, jiems neateis mintis iš vis darytis brandos vertinimą. Net neateis, tai aš tiesiog ignoruoju tą nulinį lygį. Tai čia mes turime 5, kur pirmam laiptelėje turime visiškai pačią pradžią. Idėją, matymą kažkieno vieno galbūt žmogaus mintį, kad šito organizacijoje reikalingas procesų valdymas, bet praktiškai nėra nei metodikų, nei idėjų, kaip tą daryti organizacijai. Vadovai dar nesupranta ir nemato naudos viso to procesų valdymo diegimo ir be abejo kompetencijos nėra, žinių, nieko. Mes turime tokią pačią pradžią, bet mintis jau yra. Ir tai jau yra pirmas laiptelis ir pirmas žingsnis. Kodėl pasakau laiptelis? Dėl to, kad labai yra taip gražiai rodoma tie lygiai laipteliais, kad mes kažką padarėm, palipam laipteliu aukščiau, dar padarom, dar palipam laipteliu. Tai palipus vienu laipteliu aukščiau mes turime tą antrą lygmenį, kuris yra kūriamas procesų valdymas. Reiškia, mes jau žinom, kad mums jo reikia. Mes suprantam, mes jau pradedam dėliotis gairias, taisyklės, kokie elementai procesinio valdymo mums yra svarbiausi. Pavyzdžiui, ar standartizavimas, ar valdysena, tai yra rodiklių sistema ar panašiai. Mes jau pradedame tai kurti. Jau mes turime tokią rolę, kuri greičiausiai dar nėra kaip skyrius ar pareigybė, bet jau kažkokiam žmogui yra pavesta sukurti tuos standartus, prižiūrėti kažkokį vieną procesą, kaip projektą, jo kūrimą ir panašiai. Jau palipę dar aukščiau, 3 lygmenį, mes jau čia turime, ne veltui jis vadinasi apibrėžtas, mes jau turime aiškiai apibrėžtą tikslą, ko mes norim pasiekti su procesų valdymu. Dažniausiai šitam lygmenį jau yra sumodeliuoti ir standartizuoti pagrindiniai organizacijos procesai. Jau yra aiški kompetencija, reiškia žmonės ir organizacijos viduje, kurie geba arba patys daryti, arba ugdyti, mokyti, mentoriauti veiklos vadovam, kad jie galėtų tų rezultatų pasiekti. Čia jau yra pasitelkiami procesų valdymui ir įrankiai, bent jau jis atrenktas, poreikis yra aiškus, kad galimai mums neužtenka ten vizagi, vizijo, mes norim jau aukštesnio lygmens, norim apjungti, integraciją tarp procesų padaryti ir panašiai. 4 lygis jau yra valdomas, reiškia, mes turime didžiąją dalį procesų standartizavę, apsirašę, mes jau juos stebime ir yra pirmieji, sakysim, jau tie žingsniai, iniciatyvos, projektai, didesni, mažesni procesų tobulinimo. Mes jau turime visus įrankius tai valdysenai ir kompetencija jau šitam lygmenį yra stipri. Galimai tai yra arba skyrius, arba jau vadovai yra apmokyti tos procesinio valdymo elementų ir jie patys tiesiogiai tą taiko. Ir aukščiausias lygmuo be abejo yra tas išpildytas, kada jau tai jau yra organizacijos kultūra. Kada visi kasdien atlikdami savo darbą galvoja, ką mes pagerinsim, nuolat naudoja rezultatus, vertina juos, remiantis rezultatais daro organizacijoje, procesuose pakeitimus ir panašiai. Tai tokie 5 laipteliai. Turiu vieną svarbų dalyką pasakyti, kad praktiškai niekada nebūna, kad organizacija yra
konkrečiai 3 lygmens, konkrečiai 4 ar konkrečiai 2, kadangi yra vertinami, vat, kaip ir minėjau, tie 4 sritis ir kiekvienam lygmenį yra klausimai iš kiekvienos srities. Tai visą laiką yra toksai, kažkas paskuba, kažkas dar atsilieka. Tai dažniausiai yra pavyzdžiui, tarp 1 ir 2, tarp 2 ir 3. Būna situacijų, kad kažkokia sritis yra 1 lygmenį, o kažkokia sritis yra 3. Labai retas atvejis, bet tikrai būna. Tikrai būna. Iš tikrųjų, tas labai matosi ir sakyčiau, kad jeigu taip modeliuojam klasikinį tokį tipinį procesų valdymo dėgymą, tai beveik visada procesų valdymo ir būtent modeliavimo etapas šauna į priekį, dėl to, kad yra tipiškai labai akivaizdi užduotis, kurią turi atlikti procesų specialistai, primodeliuoti kuo daugiau procesų. Ir tada praeina keleri metai ir kyla klausimai, kodėl vadovai nesinaudoja, kodėl darbuotojai neranda. Ir va tas atotrukis jis labai gražiai ir parodo, kad vienoje vietoje buvo prioritetas, kitose sritise, nežinau, pritrūko dėmesio, laiko, lyderystės, o gal ir kompetencijos, pokyčių valdymo arba kitos. Ir procesų valdymo brandos vertinimas jis labai padeda tą parodyti. Labai gražiai yra klausimai, ne? Ar yra dokumentas ir ten galima atsakyti taip yra, ar yra ta sąvoka atitiktis, veiklos atitiktis dokumentui. Atitiktis šiaip naudojama teisiniam dokumentai, bet čia galima tokiam siauresniam, galima naudoti savo žodžius, kuriant klausimyną, bet kiek darbuotojai vykdydami savo darbą vadovaujasi tuo, kas yra užrašyta, sugalvota, patvirtinta. Ir vat labai mes turime dažną atvejį, kad taip, dokumentas yra, mes įvertinam 5 netgi balais ir atitiktis yra 1 arba 2. Reiškia, kad tai buvo galimai kažkoks projektas, va kaip minėjai, kažkas sumodeliavo, skyrė laiką ir nugulė tas dokumentas į lentyną ir toliau visi dirbo. Be abejo, mes šiandien net tą temą, mes galėtumėm ieškoti priežasčių, tai greičiausiai procesų valdymo 1 etapas praleistas, nebuvo įdiegta, supažindinta, apmokyta, instruktuota, galimai net nežinojo žmonės, kad toks dokumentas yra ir kad mes turime juo vadovautis. Tai visokių situacijų būna. Apie dėgymą jau esame kalbėję ankstesniuose pokalbiuose, tai manau gera vieta klausytojams priminti, kad gal praleidote, norėsite sugrįžti, paklausyti. Jo, bet čia aš noriu paakcentuoti, kad situacijos parodo, ką mes praleidom, ko mes nepadarėm. Taip. Ir yra tos tokios tipinės labai dažnai pasikartojančios vietos, kur gana dažnai būna tipiniai pastebėjimai ir aišku būna siurprizų, kurių labiausiai ir norisi tose vertinimuose. Tai Jūrate, pašnekam dar tada, kaip manai, ar Lietuvoje yra nors viena organizacija, kuri procesų valdymo brandoje būtų 5 lygyje? Aš tikiu, kad yra, bet nesu sutikus. Kaip bebūtų gaila, nesu sutikus, bet kas mane džiugina, aš esu sutikus organizacijų, kurie turi išsikėlę tikslą pasiekti 5 lygį. Ir kadangi su tom organizacijom teko dirbti ne vienkartiniam projektui, o ilgiau, 1-2, tai matau, kaip sistemingai jie to siekia. Labai sistemingai, tikslas tikrai patapti, kad procesų, jie kitaip įvardinėtų, ta nuolatinis procesų tobulinimas būtų organizacijos jau kultūros dalis, kad strategai, priimdami savo sprendimus, nekurtų projektų, analizė ir dar kažkam, o iš karto turėtų rezultatus po ranka, kasdieninės stebėsenos rezultatus, kurie leistų jiems pamatyti situaciją, įvertinti, priimti sprendimus. Tai šiai dienai tikrai tos organizacijos tokiu, kaip aš sakau, žaibišku greičiu tobulėja, nes yra ir kryptis, yra vadovų įsitraukimas, yra labai stipri komanda, kuri žino, ką daro, ir turbūt negaliu nepaminėti procesų valdymo brandos, kas metus daro brandos vertinimą, pamatyti, kur pajudėjom, kas veikia ir kas neveikia. Nes turim pasakyti būtinai, jeigu nepamiršim, procesų valdymo brandos vertinimas nėra gautas balas arba tas lygmuo, kur mes esam. Tai yra visa ataskaita, kur silpnosios vietos, kur stipriosios
ir yra tos išvados atrastos, ką mums reikia daryti, kad mes pakeltumėm. Tai praktiškai, jeigu mes kiekvieną kartą vadovaujame savo tom iniciatyvom, savo tom mintim, ką turime padaryti geriau, tai mes galim labai gražiai pamatyti tą progresą ir pamatyti, kas veikia ir kas neveikia. Čia gal yra vieta paminėti, kiek dažnai reikia, ar ne, daryti, nes mes tikrai dažnai sulaukiam šito klausimo. Tai aš tikrai nerekomenduoju daryti dažniau negu kartą per metus, nes nėra taip paprasta ir greitai padaroma tas, kas yra padaroma procesų valdymo metu. Ypač ta dalis, kur yra integracija į organizaciją, kultūros tie pokyčiai, jie turi tikrai turėti pakankamai laiko, bet jeigu mes kalbam apie vieną procesą, tai tikrai galima truputį ir greičiau. Ypač jeigu mes turime tikslą automatizuoti, įsidiegti kokį ERP sistemą 5-6 procesam, mes galime didžiulį fokusą daryti ir pakelti tą brandą greičiau ir galim ją pasitikrinti kas 3 mėnesius, kas pusę metų. Bet kalbant apie visą procesų valdymą, aš siūlau ne dažniau negu kas metus, bet ir nerečiau kas metus. Kodėl nerečiau? Todėl, kad mes galim vėlgi nepamatyti, kas neveikia ir dėti daug energijos, laiko, įtraukti organizaciją ir dirbti tuos darbus, kurie iš tikrųjų neduoda rezultatų. Tai mūsų toks periodiškumas, jis, kol kas mano 20 metų praktikoje yra turbūt labiausiai pasiteisinęs. Kad per metus pasižiūrim, ką darėm, kas suveikė, kas nesuveikė, kiek pakilom ir taip tikrai galima per kokius 3-5 metus pasiekti turbūt tą patį 5. lygį, aš manau. Taip, jeigu yra labai aukšto lygio prioritetas ir kai kuriuose organizacijose tikrai yra ir tas progresas būna greitas, galėtų tai veikti. Aš praktikoje matau, kad dar gana dažnai yra 2 arba net ir 3 metų perspektyva tam brandos valdymui. Man atrodo, kad tos organizacijos supranta pokyčių inertiškumą, kad patį brandos vertinimą atlikti gali užtrukti keletą mėnesių, tada tos iniciatyvos jos nėra tokios dažniausiai, kad padarėm ir jau veikia. Įsivaizduokim, kaip reiktų užauginti vadovų lyderystę procesų valdyme. Tai tikrai ne mėnuo 2, kartais tam keliarių metų. Ir gali būti, kad tada taip truputėlį išretintas brandos vertinimas yra dėl to, kad tie pokyčiai nebus tokie staigus, nebūtinai parodys kažkuriuose vietose padarytus didelius pokyčius. Bet vis tiek reikia įsivertinti savo aplinką, gal yra kiti faktoriai, darbuotojai, kaita, rinka, kurie duoda didesnius, aukštesnius poreikius procesų valdymui. Tai galiu pritarti, aš irgi turiu kelias organizacijos mintyje, nežinau, tiesą sakant, ar jos yra atlikusios procesų valdymo brandos vertinimą, bet manau, kad 4,5 ten visai galėtų būti, jeigu net ir ne visas 5, ko gero. Absoliuti dauguma organizacijų iš šitą klausimą, ar mums jau reikia procesų valdymo brandos vertinimo, kaip, nežinau, metodikos, kaip balo, kaip tikslo, man rodos ateina būdamos maždaug taip 2,5 balo ir bando surasti tas vietas, ką čia būtų galima tvarkyti. Nežinau, Jūrate, kaip tau atrodo? Aš norėjau, pirmas impulsas buvo sakyti ir be reikalo po 2 metų. Iš tiesų tiesa, statistika mano irgi lygiai ta pati, gal net daugiau negu 2 metai jau tikrai daug patys daro ir kažkur atsimuša į sieną, supranta, kad nebekuria rezultatų tas procesų valdymas, kažkur užstringa ir panašiai, ir jie tiesiog nori atrasti tas vietas. Aš labai raginu vos ne pačioje pradžioje pasidaryti. Procesai, nes dažnai sako, pas mus iš vis nėra procesų, tuo labiau apie procesų valdymą, tai tiesiog yra skirtingas žodžių suvokimas. Procesai visada yra. Procesai kas yra? Mūsų kasdienė rutina, kuri sukuria tam tikrą rezultatą. Tai mes visi, jeigu turim savo įmonę, organizaciją, mes kiekvieną dieną dirbam. Reiškia, pas mus yra, tie procesai tikrai yra, mes vis tik tai nesam suvokę kaip procesą ir nevaldom. Tai iš tiesų, jeigu mes pradedam, sakom, viskas, mes norim procesinio valdymo, norim viską daryti teisingai. Tai kas yra teisingai? Iš ko jiems suprasti, kas yra teisingai? Tai būtent išsami detali procesų valdymo brandos analizė, tų, kaip ir minėjau jau šiandien ne kartą, stiprių ir silpnųjų vietų įsigryninimas ir tų sugeneravimas veiksmų, ką turim padaryti, jis bus žymiai tikslingesnis. Žymiai tikslingesnis. Aš daug kartų kartoju, turbūt ir per visas savo paskaitas, seminarus ir per mūsų pokalbius, procesų valdymas yra kaip didžiulė įrankių dėžė, ne? Ir joje yra atsuktuvai, varžteliai ir visa kita. Mes galim naudoti viską. Na ir pavargti dienos pabaigoje būsim nuvargę. O mes galim naudoti labai tikslingai. Labai tikslingai.
Ir galimai mums ten reikia labai stiprinti arba vadovų įsitraukimą, nes vadovai priešinasi ir organizacija nori, bet vadovai čia netiki tuo ir nenorim daryti. Galbūt reikia rodiklius. Mes turim žinoti, kurią vietą mes turim stiprinti ir netgi būnam nustebę ir turim pamatyti, kad kažką, nors nesam to įsivardyję, bet darom pakankamai gerai. Taip. Darom gerai, tik tai tą pavadinkim tais vardais ir palikim ir darykim taip, kaip darėm iki šiol, nors nevadinom to kaip procesinio valdymo elementų. Tai aš labai raginu, net pačioj pradžioj, pirmais metais, bet sugalvojom pirmais metais, kad kuo tikslingiau atlikti tuos savo veikslus, kurie gerintų procesų valdymo organizaciją. Jūratė priminė vieną organizaciją, su kuria prieš keletą metų teko dirbti, tokia labai veržli jaunatviška technologijų įmonė. Ir, žinai, aš dabar apie juos galvoju, jie tikrai būtų pasiekę pakankamai aukštą procesinio valdymo brandos lygį, nors neturėjo nei vienos schemos apsipaišę savo procesų. Bet valdymas, rodikliai, komandos įtraukimas, pokyčių komunikacija, strategavimas, viskas buvo tikrai labai aukšto lygio. Ir manau, kad tikrai yra tokių organizacijų, kuris nuo nulio pradeda ir stiprina tiesiog savo esamas praktikas. Bet kita vertus prisimenu keletą liūdnesnių pavyzdžių, su kuriais ir mums kartu yra tekę dirbti, kai organizacija kokie 10 metai gyvena su procesų valdymu arba netoli to ir yra nepatenkinti ir supranta, kad nepasiteisino, tada yra dar sustiprėjęs vadovų nepasitenkinimas, kad nėra čia tos naudos ir to efektyvumo iš to procesų valdymo. Ir dėja, bet tada vertinimo metu tenka konstatuoti, kad jūsų pažanga galėjo būti greitesnė ir lengvesnė, negu kad jūs taip sunkiai ir tiek daug metų darbuojatės testuoti. Vat šitų organizacijų man taip nuoširdžiai gaila ir labai norisi jom parodyti tas vietas. Galimai mes tas pačias organizacijas turim minty, bet tikrai ne viena yra klausis. Sakykim, paimkim tokį viduriuką, ar ne? 3 lygmuo. Tai manęs klausia, o čia gerai ar blogai? Ir žinokit, nėra vieno atsakymo, nes jeigu jūs esate auganti organizacija, neseniai įsikūrę arba buvote kaip startuoliai, o dabar pradėjote dirbti jau to verslo principais, procesinio valdymo principais ir padarot vertinimą po metų, 3, aš sakau, tikrai geras lygmuo. Reiškia, jūs susikūrėte visą pagrindą, visą bazę, kur dabar jau tik tai tobulinti, daryti, taikyti metodikas ir panašiai. Bet jeigu, kaip minėjai, tai yra 10 metų įdirbis, darbas, įvairūs projektai susijęs su procesų valdymu, iniciatyvos ir yra 3 lygmuo ir aš sakau, brangieji, kaip ir minėjai, per mažas progresas, jau jūs tikrai su tokiu įdirbiu turite būti 4 lygmenį, mažiausiai, jau turėtų būti ir 5 lygmuo, kai mes strateguojam su procesinio valdymo principais. Galėtų būti. Tai dar, Jūratė, mes nepašnekėjom, o kas šitą pažymį parašo, ar Lina su Jūratė surėmė galvas ir pažymį skiria, ar koks yra principas, kokie yra vertinimo būdai? Ir taip ir ne, ir mes parašom. Ir mes parašom kartais. Tai iš tiesų, mes čia kalbam bendrai apie procesų brandos vertinimą, bet iš tiesų jis gali būti labai ekspertinis, kai tikrai konsultantas arba kažkoks vidinis specialistas, turėdamas metodiką, eina dalinai ekspertiškai, nes jis tikrina dokumentus, pasikalba su darbuotojais, atlieka tokį savo ekspertinį vertinimą ir užrašo tą balą, kad pagal turimą informaciją, kurią aš gavau, kurią man pateikė organizacija, jūs esate tarp 2 ir 3 lygmens. O gali tą pažymį parašyti ir pati organizacija, tą darydama per apklausos būdu. Kai mes pasirenkame detalų išsamų brandos vertinimą. Ir čia šitoj vietoj turbūt labai gera mintis turbūt papasakoti yra visą eigą, kaip tas atliekama, ar ne? Kas nusprendžia, kokio reikia. Tai iš tiesų, aišku, rekomenduoja specialistai, sprendžia patys vadovai, užsakovai, kurie tą vertina. Bet labai svarbus yra pirmas etapas, tai yra pokalbis. Tiesiog sėdim ir kalbamės. Kodėl jums reikia, kiek metų su tuo dirbate, ar kažkur užstringate, ar jums puikiai sekasi, ką norite pamatyti, kokiais pjūviais norit pamatyti tą situaciją, ar tik tai vieną balą, ar per tas sritis, ar dar tas sritis dar išsmulkinant į smulkesnės posritis. Labai labai daug reikia tos medžiagos sukaupti, kad mes galėtumėm judėti toliau, kad mes galėtumėm
Truputėlį, man atrodo, pasakei labai svarbų dalyką. Prieš brandos vertinimą, kaip pasirinkimą metodikos ir viso kito, reikia labai aiškiai pagalvoti, išgrynint, kodėl jūs norite tą daryti, ką ketinat pamatyti, nes čia Mm. greituoju būdu prabėgus tokį nesvarbų žingsnį, tarsi galima praleisti jūsų profesinę nuojautą, kažkokias rizikas, grėsmes, kur jūs įtarėt, kad gal čia yra verta patyrinėti, ir tada visas sukonstravimas, vat, metodikos, klausimyno, interviu ir taip toliau, gali jūs netyčia nuvesti, nežinau, ne į tą mišką, į kurį norėjote ateiti. Tikrai taip. Ir tokios atrodo kartais visiškai smulkmenos. Va, turėjau vieną situaciją, kur darė brandos vertinimą ir, oi, sako, senais laikais visi buvo atsakingi, dirbo, dabar jaunimas atėjo ir sukėlė chaosą, nebenori vadovautis procesais, nebenori to, o veikla svarbi. Ten svarbu yra konkrečiai tiksliai padaryti, nes ten ir rizikų daug ir panašiai. Ir lyg ir duota tokia vat užuomina, kad žmonės, ar ne, amžius, kad vyresnio amžiaus žmonės tvarkingiau dirba, jaunesnio amžiaus kitaip dirba. Tada aš kaip konsultantė ir pasiūliau, gerai, pažiūrėkim šitą pjūvį, paimkim į klausimyną, įterpkim amžiaus skirtumą, įterpkim daug kitų dalykų, kurie galėtų paneigti arba patvirtinti ir paieškoti tos tikrosios priežasties. Tai va tas pokalbis, kai kalba vadovas visą istoriją, ko jis nori, tai yra labai labai išsami medžiaga žmogui, kuris rengs klausimyną, kuris atliks tą vertinimą, kiek detaliai parengti klausimyną, kokius papildomus pjūvius padaryti, ar per žmonių amžių, ar pagal pareigybę, ar per skyrių, kur mes norim detaliau įlysti ir panagrinėti. Tai iš tikrųjų ir šita medžiaga praktiškai padiktuoja, ar pakaks ekspertinio vertinimo, ar reikės didžiulės apklausos. Tikrai aš esu ir už ekspertinį vertinimą. Jis irgi labai daug parodo, bet mes matome specialisto akimis, ar ne? Mes matom specialisto akimis ir mūsų vertinimas tikrai turi tą paklaidą. Kartais atliekant vertinimą mes pamatom tokių neatrastų dalykų, kurie duoda daug išsamesnės. Tai mano rekomendacija yra nepatingėti, pasirengti klausimynus ir aš labai mėgstu tokį apjungtą. Turim klausimynus, turim eksperto vertinimą, kuris žiūri į dokumentus ir turime dar, sakysim, pasidarę papildomus interviu, kur kyla kažkoks tai klausimas, kurį galima giliau pasinagrinėti ir paieškoti priežasčių. Ir tada mes judame į antrą ir turbūt sudėtingiausią dalį - klausimyno parengimas. Ir čia yra tiek visokių niuansų ir tikrai nėra paprastas. Čia jau galite pasitelkti visas metodikas. Metodikos pateikia klausimynus ir galima skaityti ir pagalvoti, ar tai yra šita interpretacija, bet kažkokio tai teiginio yra mums suprantama, aiški, ar mes norim kažką tai padiktuoti. Nes kartais nuo mūsų pateikto klausimo arba teiginio priklauso, kaip atsakys. Gali darbuotojai nesuprasti, nežinoti, padaryti. Aišku, kai mes kalbam apie pirmą, antrą lygmenį, visą laiką raginu, tikrai būkit budrus, pritaikykit savo žodyną. Vietoj procesas galit panaudoti žodį veikla, darbai ar panašiai. Bet kai jau mes dedame klausimus arba teiginius į trečiam, ketvirtam lygiui, mes jau interpretacijas mažinam maksimaliai. Nes jau trečiam lygmenį, jeigu yra organizacija, jinai turi suprasti žodį procesas. Turi žinoti, kas yra efektyvinimas, matavimas, nuolatinis tobulėjimas. Tai irgi, va, turbūt pradedančiajam be pagalbos yra sunku ir nėra paprasta padaryti tuos klausimynus. Ir čia iš karto rekomendacija viena, kurią, kad nepamirščiau pačiam gale jos padaryti, visą laiką rekomenduoju pasirengti klausimyną ir jį prasitestuoti. Tiesiog susiburti fokus grupę iš kokių 4-5 žmonių, duoti tuos klausimus. Vienas dalykas, jums išgaudys gramatinės klaidas, kurios rengiant klausimynus tiesiog nebematom tie rengėjai, kurie rengiam. Pasižiūrėti, ar tikrai tą žodyną supras visi. Bet trečias svarbiausias momentas, ką mes tikrinam, gauti tuos duomenis, kad ir iš tų 4-5 žmonių ir pažiūrėti, ar mes gaunam atsakymus, kurių mes norime. Bet pirmo pokalbio metu prisimena, ne, Lina, žiūrovai irgi turbūt klausytojai prisimins, sakom, ką mes norim gauti, ko mes tikimės, kokius atsakymus norim gauti iš tos apklausos. Ir iš to testinio varianto mes žiūrim, ar mes gaunam.
Ar mes galime turėti analizės duomenų tokius pjūvius, kurie mums pateiktų tos atsakymus. Labai svarbu, nes, suprantate, traukiam visą organizaciją, atliekam labai labai daug darbo ir tada po mėnesio sakom, aha, čia Pasileidžiu. nematom, ką norėjom pamatyti, tai labai labai rekomenduoju nepatingėti. Taip. Na Gerai. ir paskui be abejo mes atliekam tas apklausas ir ketvirta dalis mes jau aišku darom tas analizės duomenų ir čia jau yra tokia kūryba ir čia jau reikia patirties ir žinojimo, nes kartais vienas skaičius parodo vieną situaciją, vieną lygmenį, trečią, o už jo slepiasi tiek paslėptų tų priežasčių, kodėl neveikia, nes lygis atrodo geras, kartais net ketvirtas, o priežastis, kodėl neveikia ir slepiasi ant tų detalesnių pjūvių, analizių ir informacijos išskleidimo. Keletą pavyzdžių galėsiu ir pasidalinti gale. Gerai, aš manau, kad mums šiandien pokalbio metu gal nereikia taip labai nueiti techninės detalės ir tiesiog noriu priminti mūsų klausytojams, kad jeigu kažkas labai rimtai svarstot, ruošiatės atlikti galbūt ir savarankiškai procesų valdymo brandos vertinimą, tai mes Kendu puslapyje turime Jūratės mokymus įrašą, visa svarbiausia procesų valdymo brandos vertinimo informacija sutraukta į 1,5 valandos mokymus, tai tikrai kviečiu pasižiūrėkit, galbūt ir pasieksperimentuosit, o man tai kažkaip labai norisi tada sugrįžti Jūratė į tuos atradimus, nes man šita procesų valdymo brandos, nežinau kaip čia stadija, etapas yra pati įdomiausia, toks detektyvo darbas. Randi duomenis ir tada bandai suprasti, o tai ką jie iš tikrųjų reiškia. Ir manau, kad ir mūsų klausytojams bus tokios įdomios šitos pavyzdžių situacijos. Tai pasidalink, kas tau buvo tokie įdomus vertinimo akcentai. Pavyzdžiai gal kažkas. Man visada įdomiausia yra, kai visi atlieka brandos vertinimą ir lyg ir tie, kurie viską tą organizavo, pasidžiaugia tuo rezultatu. Ten būna 3,4, 3,5 ir aš tada visą laiką tokį provokuojantį klausimą užduodu. Gerai, jūs lygmuotas skaičius džiugina, o kaip jūs patys jaučiat, kaip vertinat, ar tai veikia? Ir tada tokia pauzė. Nu jo, kažkas yra negerai, kažką vis tiek tų rezultatų nepasiekiam ir tada mes tą 3,4 išskleidžiam. Ne, pagal tai, kaip susidarėm klausimyną ir mes, pasakysim, pirmas išskleidimas gali būti vadovų įsitraukimas, tada funkcijos sukūrimas, tada taikymas organizacijoje, kultūra ir ką mes pamatom, kad ten funkcija kokie 4,5 balų, 5 balai, funkcija, taikymas organizacijų 2 balai. Ar ne? Taip, tai reiškia, Ką tai rodo? Sustus mylim, bet taikyti neketinam. Kaip čia interpretuoti? Labai pasidalinsiu realią situaciją. Šitoje vietoje, tarp kitko, ten situacija nebuvo bloga. Todėl, kad ten procesų valdymos funkcijos kūrimui pasamdyti konsultantai. Ne metam, ne 3 mėnesiam, 2 metam ilgalaikis kontraktas. Jie sukūrė visus procesų valdymo procesus. Jie padėjo įsidiegti įrankį, kuris leidžia viską valdyti. Kompetencija bent jau šiam momentui yra, ar ne? Bet kol kas jie yra tokioj pradiniai stadijoje, kad jie sukūrė funkciją. Jie tik tai planavo kitą ketvirtį, kitą pusmetį pradėti ugdyti darbuotojus, mokyti, taikyti, pradėti modeliuoti veiklos procesus. Tai reiškia, ką mes turim? Mes turim neblogą situaciją, kūrėm ir dar darom. Kas būtų, kaip mes interpretuotumėm rezultatus, jeigu šitai būtų jau 10 metai? Taip. Visai kita situacija, ar ne? Reiškia, kad mes turim labai kažkokį gerą specialistą, kuris viską tą daro, bet jisai yra neįgalintas arba negeba to apmokyti organizacijos. Galbūt jis yra vienas ir jisai didelėje organizacijoje. Jis tiesiog nespėja. Gal jis dirbo su kokiu vienu svarbiu kritiniu procesu ir visa didžioji dalis organizacijos sako, oi ne, kažkur tai atgarsis, kad kažkur vyksta, bet mes dar to nedarom. Tai va, vėlgi ta interpretacija yra labai skirtinga. Esu mačius lygiai taip pat labai geras funkcijos išpildymas, vėl organizacijai neveikia ir čia kitas vertinimo tas aspektas, sritis, vadovų įsitraukimas.
praktiškai nulinis arba 1. Vadovai net nežinojo, strategai, čia labai, pasakysiu taip, rimtai, vadovybė, kaip mes juos bepavadinsim, patys aukščiausio lygmens vadovai net nežinojo, kad yra procesų valdymas pradėtas diegti organizacijai. Kažkoks iniciatyvus žmogus pasakė, mes diegsim, kažkas pasirašė, nežiūrėdamas popierius, kad tai finansuojam, skiriam biudžetą, darom, bet jie net nežinojo. Tai ką reiškia, kad netgi jeigu ir įsidiegs į organizaciją, tai bus labai labai lokalios naudos, labai trumpalaikis, bet visa organizacija, jinai tikrai nebus procesinė organizacija. Tai va tokių niuansų. Dar kuriozinių situacijų, kur mes matom, kad funkcija irgi yra labai gera, bet vėlgi pačią funkciją praskleidus, ten kaip aš esu minėjus, mes ten vertinam, ar yra procesų valdymo procesai, ar yra kompetencija, ar yra įrankiai. Ir pavyzdžiui, yra įdiegtas šviežiai įrankis, kuris užkelia iki 5 balų, bet kompetencija yra vienetų įvertinta. Vėlgi, ką tai rodo? Turėkim pačius geriausius įrankius, jeigu nebus žmonių, kurie gebės su jais dirbti, naudotis, tai ta funkcija, va taip ir liks tokia statinė šitoj būsenoj, tas įrankis dulkės kažkur tai erdvėje internetiniai ir mes naudos neturėsime jokios organizacijos. Tai iš tiesų būna labai labai įdomių situacijų, kurių iš pirmo žvilgsnio niekaip nepamatysi. Niekaip. Tik tai, va taip vis praskleidžiant kiekvieną punktą ir dar paskui galima dar pasižiūrėti per mano anksčiau minėtas papildomus klausimus. Jeigu, pavyzdžiui, nesinaudoja kažkokiais procesais, galim pasitikrinti, ar tikrai jaunesni darbuotojai, ar vyresni. Tikrai esu ne kartą mačius, kad taip, jaunesni ir vyresni, bet priežastis visiškai neamžiai. Visiškai neamžiai. Dažniausiai, jeigu pasižiūrim dar giliau, dar įdedam vieną pjūvį, kad yra ir amžius darbuotojo, ir kiek metų jis dirba organizacijai. Tai sutapimas, kad tas darbuotojas, kuris yra vyresnio amžiaus, jis dažniausiai ir dirba ilgiau, reiškia, jis jau žino tuos procesus, jam viskas savaime suprantama ir jam nebereikia. O naujas darbuotojas atėjęs, jis nebuvo supažindintas, jis nežino ir jisai jau vertina, kad procesų nėra. Mes nemokam ir nežinom, netaikom procesų. Tai va tokie niuansai, kur mes negalim apkaltinti žmogaus amžių, kad jaunesnis ar mažesnis. Ar vyresnis žmogus, ten yra dar paslėpta situacija, kad mes tiesiog kažkokiu tai momentu nustojom naujokam pristatinėti tos procesus, pasakyti taisyklės, teisingai įvesti naują darbuotoją į darbą ir naujas darbuotojas vertina prašiau, o kad jis yra jaunesnis, tiesiog sutapimas. Labai geras akcentas, aš ir tą paminėti. Asmeniškai dar labai įdomi yra struktūrinio vieneto perspektyva, nes aišku, mes kai kalbam apie procesų valdymo, diegimą ir brand organizacijoje, tai mes sisteminį bandom dalyką pamatyti, bet kartais pasimato labai buitiškai, kad kažkuriuose konkrečiose komandose yra konkrečios problemos dėl to, kad, nežinau, spėjam, gal vadovo lyderystė, gal ten neigiamas nuostatas apie procesų valdymą, gal kažkokios prastos patirtis yra, kurios rodo va tą konkrečių padalinių, nežinau, rezistenciją procesų valdymą arba netaikymą. Ir taip pat pamenu vieną kuriozinę situaciją, kai vienas padalinys ypač gerai įvertino procesų valdymo praktikas, tada pasižiūrim, kad tik vienas žmogus ir užpildė tas anketas ir tada kyla klausimas, o kodėl kiti nepildė. Reiškia, dar reikia pakapstyti, nes ten matyti yra giluminių problemų. Gal tiesiog didelis kažkoks klausimynų anketų kiekis buvo pastaruoju metu, o gali būti, kad pats procesų valdymas netrodo vertingas, kad net anketą užpildyčiau keletos minučių. Tai Labai ačiū tau, Lina, už šitą paminėjimą. Čia atkreipkim dėmesį, kad mes turime ne tik su rezultatais, jau tais vertinimais dirbti, bet mes turime dirbti ir su papildoma informacija. Ir vieno žmogaus vertinimas tikrai negali būti traktuojamas kaip patikimas. Ir netgi metodikose yra, ne visose, bet yra metodikose rekomenduojamas procentas. Kad jeigu tai yra 10 darbuotojų, tai turėtų bent 50% atsakyti. Tai reiškia, 5 respondentai turėtų būti. Jeigu tai yra 100 darbuotojų, tai 30%, jeigu virš procentų respondentų, jeigu yra ten 1000 ir daugiau, tai pakanka 20. Jau yra pakankama imtis, tai mes tą imtį galime ir paskaičiuoti, ar visiems siūsti tas anketas šitaip paskaičiuoti. Ir jeigu mes negaunama tinkamą skaičių atsakymą, mes turėtumėm ar pakartotinai siūsti,
ką aš darau, aš įsitraukiu, kad šitos skyriaus papildomas interviu pasidaryti. Keletą, kad susidaryti didesnį vaizdą, jeigu ten akivaizdžiai nedalyvauja, nes ten iš karto rodo, kad ten yra kažkokia problema. Tarp kitko, dalyvavimas ir įsitraukimas darbuotojų irgi jau parodo va tą ketvirtą dalį, darbuotojų įsitraukimas ir motivacija labai stipriai, nes jeigu jie yra įsitraukę, motivuoti, pamato, apklausa apie procesų valdymą, kaip smagu, reiškia, mes turėsime progos pasakyti, dalyvauti, kažkas kažką pagerins. Jeigu yra tyla ir nieks nedalyvauja, aš jau galiu ekspertiškai vertinti, kad įsitraukimas yra labai prastas. Gerai, tai daug ką šiandien apkalbėjom. Galvoju, kad matyt yra nemažai organizacijų, kurios domisi, gilinasi, galbūt mano, kad visai galėtų būti vertingas tas procesų valdymo brandos vertinimas. Kokie būtų tavo, Jūrate, palinkėjimai, gal tokie praktiniai, va tokiai besvarstančiai organizacijai? Daug čia tų palinkėjimų. Visų pirma, norėčiau palinkėti nelaukti, kad mes metus dar padirbėsim ir tada jau būsim kažką padarę, galėsim vertintis. Ne. Linkiu jums iš karto tą pasidaryti, skatinu, net nelinkiu pasidaryti, nes jūsų bus daug tikslesnis, kryptingesnis darbas diegiant arba vystant procesų valdymą. O dar vėlgi čia toks net nelabai palinkėjimas, o rekomendacija ir tokia šiek tiek savanaudiška. Tikrai nėra paprastas dalykas pradžioje. Tai bent pirmą procesų valdymo brandos vertinimą labai siūlau daryti su specialistais, kurie padės, kurie užduos jums klausimus, kurių galimai jūs net nepagalvojot. O vėliau jūs jau turėsit tą metodiką ir galėsit kas metus savarankiškai puikiausiai daryti, bet tą bazę pasirengti, pasižiūrėti, kad kažko nepraleistumėt, kad tikrai gautumėt visus jums reikiamus atsakymus ir kuo būtų naudingiau, tai linkiu turėti drąsos, energijos, tiesiog padaryti tai su specialistų komanda. Ir aš Tokie šiek tiek savanaudiški šį kartą nuskambėjo tie palinkėjimai, nes aš matau mūsų vertę tų organizacijų darbe, kai jie tą brandos vertinimą atlieka. Bet čia turbūt kaip ir su daug ko, kad pirmą kartą darant daugiau tų klausimų kyla, paskui jau gali būti tęstinumas ir tos metodikos ir tų praktikų pasikartoti savarankiškai. Manau, kad organizacijos turėtų išmokti, tada tas įrankis toksai tikslingesnis gali būti. Aš dar prie tavo palinkėjimo padėsiu irgi tokį palinkėjimą, kad man regis, kad kartais į procesų valdymo brandos vertinimą galima taip labai sujautrintai ateiti, kad kažkas duos pažymį man asmeniškai, kaip aš dirbu. Ir tai gali būti tikrai jautru ir kaip kritika, ir gal kaip kažkoks, nežinau, nepasitikėjimas tarsi parodytas. Tai aš taip norėčiau paakcentuoti, kad tas rodiklis skaičius yra tik viena iš dedamųjų ir turbūt net ne pati svarbiausia visam procesų valdymo brandos vertinime. Ir mes nesam supermenai, kad galėtume organizacijose, kurios nepriima pokyčio, padaryti stebuklą. Tai man atrodo, kad pati svarbiausia vieta procesų valdymo brandos ataskaitoje yra rekomendacijos, kuriuose vietose dabar reikėtų darbuotis toliau ir, nežinau, turbūt nenustebsit, bet kad ten reikėtų labai stiprinti ar procesų valdymo, nežinau, modeliavimo dalykus, ar ugdymo dalykus, tipiškai nebūna šitos vietos. Makro lygiu mes beveik visada atsiremiam į vadovus, įsitraukimą, į pokyčio valdymo praktikas, kur gali būti, kad procesistam vieniem yra sunku užtikrinti tą pokytį. Ką surasit mikro lygiu, nežinau, čia jau toks zoologijos sodas, kaip man sakė. Visokiausių, netikėčiausių, įdomiausių dalykų pasvarstymų mikro lygių gali būti, kad surasit apie tai, ką net nepagalvojat. Ir čia yra ta tikroji vertė, kaip padidinti pagreitį, kaip padidinti tolygumą, kad šitas pokytis organizacijoje vyktų tikslingiau. Tai tiek per galimybės ir ateities prioritetus mes, ko gero, turėtume išeiti iš procesų valdymo brandos vertinimo. Matau, Jūrate, dar sureaguoti nori, pridėk. Jo, aš išgirdau tave ir labai pritariu dėl to balo, nežiūrint į tai, kad mes patys diegdami rodiklius, ar ne, visą laiką turim siektiną reikšmę, įsikelti, lyg tai akcentuojam,
Ir čia tą balą galima nustatyti, bet jūs turite žinoti, kad jūsų siekiama reikšmė nebūtinai turi būti 5, ar ne? Nes procesų valdymo branda vertina ir tą patį, kaip mes šnekėjome, ir su modeliavimu, ir skaitmenizavimu, ar panašiai. Ne visiems procesams šito reikia. Ir jeigu jūs atsirinkot procesus, kuriuos ruošiatės automatizuoti, tai taip, mes turime pasiekti maksimalią brandą ir tokį įsikelkim tikslą. Bet yra procesų, kur mes nematom poreikio jų schematizuoti, dar kažką daryti. Ir lygtai, kad schemos nebuvimas ar dokumento pamažina tą balą, bet jis mums neparodo, kad tai yra blogas procesas. Tai aš labai raginu tuos balus interpretuoti pagal poreikį. Čia mums reikia 5, čia mums reikia 4. Ir būtent, kai mes išsiskaidome tuos smulkius elementus, kad kurioje vietoje mes sakom, kad mums nereikia. Tai tuos balus mes žiūrėkime labai lankščiai ir tas poreikis, žinokit, jisai kinta. Vienais metais gali būti vienoks, kitais metais kitoks, tai taip po žingsnelį. Taip. Ir galų gale, žinai, ataskaitoje gali būti 15 prioritetų, su kuo verta dirbti dabar. Ir negali išvirti visko per 1 metus. Vis tiek turi kažkurią vietą atidėti, ne pirmu prioritetu laikyti. Tai pritariu, kad ir požiūris į balus, ko gero, turėtų būti toksai duomenimis grįstas, bet ne taip jau giliai suasmenintas. Tai čia buvo viskas, ką mes šiandien su Jūrate norėjom pakalbėti apie procesų valdymo brandos vertinimą. Kaip ir visada, valanda prabėgo nepastebėtai, tai ačiū tau, Jūrate. Taip, Ačiū, Lina. Ačiū tau. Ir mūsų klausytojams noriu priminti, kad jeigu šis pokalbis jums pasirodė įdomus ir vertingas, tai like, share, subscribe, dalinkite su savo kolegomis. Tikrai žinau, kad kai kurie iš jūsų tą daro. Jeigu pasigedote kažkurių iš temų, kur mes šiandien palietėme ir norėtųsi pasigilinti daugeliu, tai tikrai kviečiu pasižiūrėkite ir mūsų Can-Do procesų pro ankstesnius pokalbius, taip pat ir mūsų Can-Do svetainę. Ten gal ne pokalbių formatu, kitais formatais taip pat yra ir mokamos, ir nemokamos informacijos. O šiandien su jumis atsisveikinu ir sakau iki kitų pokalbių. Iki.